senai nesimatėm, tai buvo biški dingęs, čia gyvenimus kartais lemia, kad ne prie projektų reikia pabūti. Tai dabar naujieji metai, 25, važiuojam prie pirmuko, vežos pas Marių Lankus baką, tai viską pradėsim nuo galo ir viską dėsim į galą, žodžiu, mašinos. Tai po to eisim link priekiaus. Elektra yra pagaminta jau, pagamino, tai ją parsivežė mes gruodžio vidurį, gal kažkur tą mašiną, gal gruodžio pradžiai. Tai va, Mersas dabar lauks pavasariaus, nes fiziškai nespėjau visur būti, visko daryti. Tai Mersą paliksim dabar antram plane kažkada. Mersas ir pervirint, viskas ten padaryta. Tai dabar galit pas tėvus garaže ramiai tunuoti. Ir Mersų ir atlankyti naują parėję. Ir ten irgi ten visko pripirkta. Stovi, žodžiu, viskas pastatytai. Tai va, situacija tokia, kad reikia grįžti į varžybas, reikia grįžti į ritmą. Tai varom pas Marių. Marius padės mums pasidaryti techninę dalį. O bodi kitai, visi kiti dalykai vešimės pas save į namus, į naują garažą. Dar ten reikia susitvarkyti viską, tai nauji metai su veiksmu prasidės. Tai veiksmo bus nemažai, tikiuosi. Darbų irgi nusimato, tokių, nėra labai kažkokių grandioziniai tie darbai, bet labai daug smulkmenų visokių. Tai žodžiu, ties to dar padirbėsim, pamatysim, pasifilmuosim kažkiek. Ir žodžiu, susitiksim dabar greičiausiai pas Marko garažį. Manči Performance garažį Marko, žodžiu. Užsiminėjom stumdymais. Taip, varom į garažą. Mes čia bendą dabar parkom. Paulis. Važiuoju iki pirmukų. Tiek iš tikrųjų nepafilmavau, prieit kart pašnekėjau čia. Tai, ten darbai vyks greičiau be manęs nei kai aš esu. Tai praktiškai nieko iš ten nebeprisidedu. Marius viską iš Manči Performance Hebra daro. Tai sumontuoti lankai, užkurtas variklis, užvirinti reduktoriai. Ir dar kažkokius smulkmenų ir padarė, bet žodžiu, ten Hebra pribėga, padaro. Kardanų reikėjo dar keisti, nes reduktorių kito pasirinkau, nei buvo įdėtas. Tai tos dalykus Hebra padarė. Dar benzų baką pakeitėm, nes sudėjom originaliai, kaip pirmukų turėtų stovėti. Tai va, ir žodžiu, žinau, kad dar elektrą damušinėja, bet jau iki užkūrimo damuš, tai šią savaitę turiu susirinkti prie valytuvų plastikus, kad ten kažką laidus pravedžiot galėtų pabaigti. Ir tiek. Po biškį judam. Tai va, Marius po mašiną įdėjo reduktorių, dabar kardaną žiūri. Čia bardaks, bet panelį plius minus, taip stovės, reikia laikiklius pasidaryti. Šitais dar planšetę įsidėti. Lankai kaip į vietoj, čia aišku sur bardaks, bet niek nepadarys. Čia paskutinę vietą viską pabaigsim. Ir čia motorų skyriui dabar elektrą tvarko. Elektrikus, bet jau buvo vyrai užkūrę, tai neužilg dėsim dar išmetimą ir gal dar šiandien vėl bandys pakurti. Maris renk šitais vair stiprintuvą. Čia dar liko keli laidai, termostatą reikia pasikeisti, užsakėm netvežį. Išsirbimų iš langų parsivežė, iš Lenkų Maris parvežė. Čia po biškį juda reikalai. Aš kol Maris čia renk sumečiau slenkščius. Tai žiauriai šiaip gerą kokybės slenkščių. Tikrai geri. Toliau, ką žinau, esam viską po apačią pasidarę. Tai išmetims, reduktorius pakeist, tada kardaną pasidarėm. O čia visur, bardaks kol kas. Bet po biškelį juda reikalai. Viduj turim planšetį sėdėjų, kuri nekrauna. AliExpress pirkiniai. O čia visur bardaks, laidų krūvus. Bet žodžiu,
Dešus iš AliExpress visai prikols. Nu, toks kol kas vaizdas. Pagrindiniai dalykai kaip ir padaryti, tik milijon smulkmenų liko. Tai šiandien plans ir susidėti vairo stiprintuvų žarnus ir užsipilti. Ir kaip matau, šiandien turėtų pavykti. Nu, vairo stiprintuvai kaip vis laik hado. Papildukas, tepaliukai. O į variklį dabar esam spilę lievus tepalus, kad užkurti. Tai irgi laukia keitimus tepalų ir hado tepalai parvažiavę. Tai kaip ir visur naudosiu hado, tiek į kasdieninį, tiek į sportinį automobilį, visur hado. Tai va, aš kadangi labai mažai dirbu, tai pakalbinsim dabar Marių, papasakos, ką iš tikrųjų prie tos mašinos padarė ir kiek dar dalykų liko. Tai sveiki visi, tai kadangi parsivežėm tą mašiną ir buvo dizelinis kūro bakas, kūro sistema čia yra, kadangi NPM2, tai turi būti 5 barai kūro sistemai, bet buvo čia viskas padaryta ant KEM 6. Tai šitą visą persidarėm, įsidėjom iškart benzininį kūro baką, visą kūro sistemą, tai dabar 5 barai sistemai. Reduktorius buvo netinkamų mums perdavimų, tai įdėjom kitą, kurį reikėjo prieš tai aišku užvirinti. Duslę sudėjom, kardanas irgi jau nebetiko, nes reduktorius su kitokiu flanšu buvo. Po to ėjo lankai, sudėjom iš Kanapecko surenkamą tą rollbarą. Suvirinom plokštelės, tai dabar ir lankai vietoj. Dabar perėjom prie variklio, tai ten biški su pravotkė tokių gremlinų yra. Tai ten tvarkos elektrikai. O mes einam prie mechaninių darbų, tai dabar su vairo stiprintuvu žaidžiam, kad būtų viskas tvarkingai ir šlangus visos gerai būtų išvedžiotos ir nieks niekur nerūbintų. Ir tiesiog čia turėtų būti kaip originali mašina, tai tiesiog perkam originalias dalis ir dedam taip, kaip turi būti, o ne kažkokiais burtais užsiminėjom. Tai kol kas sekas viskas neblogai, dar yra kai kokių klausimų, bet judam pirmin.